šią dieną būtų galima vadinti istorinę, istorinę Lietuvos pajūriui, vien dėl to, kad 3 Lietuvos pajūrio miestai - Klaipėda, Palanga ir Neringa susivienijo, bei šių miestų bendruomenės parengė paraišką 2022 metų Europos kultūros sostinės vardui gauti. Užbėgdamas šiek tiek įvykiams už akių pasakysiu, kad pačią paraišką planuojama pateikti kultūros ministerijai kitos savaitės pradžioje. Na, o dabar perduosiu žodį merams ir pirmiausia Klaipėdos miesto merui Vytautui Grubliauskui. Tai dar kartą labą dieną visiems. Iš tiesų esame pačioje jaukiausioje, pačioje klaipėdietiškiausioje Klaipėdos vietoje, ant Meridiano denio. Ir esame čia tam, kad miestui, regionui, Lietuvai ir Europai turbūt pasakytumėme savo drąsią ambiciją, kuriai šiandien ruošiamės iškelti burės. Iš tiesų, kalbant apie mūsų drąsią ambiciją, Klaipėda Europos kultūros sostinė 2022, galiu pasakyti, vien jau šitame etape galima vardinti, kad esam pasiekę tikrai labai svarbių, reikšmingų pergalių ir laimėjimų, kad ir kaip tai skamba pompastiškai. Vien tai, kad gebėjome suvienyti visą regioną šiam bendram tikslui, kad šitas bendras tikslas, bendra idėja uždegė visas regiono savivaldybės. O Klaipėda, Neringa bei Palanga ir padarė dar, sakykime, tais vadinamaisiais paraiškos teikėjais šiai minutei. Tai liudija, kad turint tikrą vertybinę idėją, mes visada randame bendrą atsakymą, bendrą sprendimą ir tą darome ne deklaracijomis, bet konkrečiais darbais. Įvardinčiau 2 didelius sėkmės dėmenis. Vienas iš jų yra tai, kad mūsų paraiška, kuri mano manimu yra tikrai rimta ir tikrai labai perspektyvi, ji stipri savo regionališkumu, stipri tuo, kad tai yra regioninio pobūdžio paraiška, kad tai yra 3 savivaldybės, kurios yra teikėjos, tačiau likusios 4 savivaldybės yra asocijuotieji partneriai, kaip kad ir Kuršių nerijos nacionalinis parkas bei Klaipėdos universitetas. Aš manau, kad tas toks savivaldybinis, gamtosauginis bei akademinis potencialas, jis tikrai turi labai rimtas perspektyvas iškėlus burės pagauti tą vėją, kuris ir nuvestų mūsų regioną į Europos kultūros sostinę. Kitas dalykas, kurį norėčiau taip pat akcentuoti, yra tas, kad dalyvavimas jau šitame procese, paraiškos rengimas, kurio procesas įtraukia net apie 600 bendruomenė atstovų iš visų savivaldybių, iš visų regiono savivaldybių ir mano įvardintų institucijų. Tai yra iniciatyva, kuri nenuleista iš viršaus. Tai nėra iniciatyva, kurią sugalvojo valdininkai ir bando ją įgyvendinti, po to visus tarsi padarydama tos idėjos įgyvendinimo tik liudininkais arba vartotojais, atsiprašau už tokį terminą. Tai yra paraiška, tai yra ambicija, kuri gimė bendruomenės mintise, kuri brendo bendruomenės širdise ir kuri šiandieną tampa kūnu. Ir aš labai tikiu šitos paraiškos perspektyva, linkėdamas, kad mūsų visų bendra ambicija atvestų mus su drąsiai, ryžtingai ir prasmingai iškeltomis ambicijų būrėmis į Klaipėdą, Europos kultūros sostinė 2022 metais. Tada prašyčiau galbūt kolegą iš kairės Šarūną Vaitkų, Palangos miesto merą. Labadiena visiems. Iš tiesų norėčiau padėkoti pirmiausia Klaipėdos miestui, Klaipėdos merui už iniciatyvą gražią vienyti pajūrio regioną. Tai mes turėjom daryti senai, taip ir darome iš tiesų. Ir mes turime Lietuvoje 99 km paplūdimio. Ir aš manau, kad pajūrio regionas yra labai turtingas ne tik kultūros prasme, bet ir turizmo prasme. Mes teikdami šitą paraišką manome, kad mes atitinkame visus reikalavimus, nes turime puikią turizmo infrastruktūrą, turime puikią kultūrinę erdvę, parkai, kultūros erdvės, koncertų salės. Taigi džiaugiuosi, kad daug dievė, kad pasisektų mums 22 metais būti Europos kultūros sostinė. Ir taip pat norėčiau kolega Darius Jasaitis, Neringos miesto meras, kuris taip pat yra vienas iš tų 3 banginių, kuriuos jūs čia matote prieš save. Ačiū už tos banginius. Iš tikrųjų pritarčiau gerbiamo Šarūno išsakyto mintim. Pirmiausiai padėkoti Klaipėdos merui, Klaipėdos administracijos turbūt darbuotojams, kurie pamastė ir padarė, pakvietė mus būti partneriais. Manau, didžiulis privalumas mūsų yra jūra.
jūra pati jau yra tikrai iš savęs egzotika, romantika, debesis virš jūros yra irgi jau kaip ir menas, turbūt juos galima žiūrėti pastoviai, tai turėtų dadėti vien mūsų pati teritorija, pridėti mums daug balų, o su Klaipėdos, su Palangos, su Neringos iniciatyvom ir darbais aš manau, kad tikrai paraiška paruošta yra labai profesionaliai ir labai gerai. Tik norėčiau paminėti, kad Neringoje iš tikrųjų jau seniai vadinama tiek meno, tiek kultūros meka kaip ir Klaipėda, kaip ir Palanga. Čia vyksta aukščiausio lygio renginiai, vyksta pasaulinio lygio renginiai, kurios atvyksta prezidentai, premjerai. Taip, kad mums reikia tik tai tą paviešinti, parodyti ir manau, kad sėkmė mūsų laukia. Tai lauksim tų 22 metų, o jau, kad mes dalyvaujam ir šnekam apie tai, jau yra sėkmė, nes mus jau girdi, jau mato ir žino mūsų ambicijas, kad mes nesame tokie paprasti ir ramus čia prie jūros. Taip, kad sėkmės mum, gero vėjo ir manau su Klaipėdos komanda, kuri turbūt čia yra pagrindinė. Mes nors partneriai lygiaverčiai, bet suprantame, kad Klaipėdai užgula pečius stipriausiai šitą naštą, tiek finansiškai, tiek administracija, bet palaikysime visko, ko galėsime. Tad ačiū dar visiems, kurie pakvietė mus ir tikrai visiems mums sėkmės. Taigi, kaip minėjo Klaipėdos miesto meras, prie paraiškos rengimo tiesiogiai ir netiesiogiai prisidėjo daugiau nei 600 žmonių. Šiandien mes matome tik labai mažą dalį paraiškos rengėjų, bet vis dėlto jiems šiandien buvo deleguota pristatyti ir pačią parašką. Taigi aš norėčiau dar pristatyti šiandienos konferencijos dalyvius. Tai Rolandas Rastauskas, dramaturgas ir paraiškos ambasadorius, paraiškos ambasadorė urbanistė Inga Urbonaitė, darbo grupės, kuriai buvo pavesta suvienyti visą bendruomenę, išgirsti jos idėjas, mintis ir būtent visas šias idėjas ir mintis suguldyti ant popieriaus vadovė Nijolė Laužikinė ir viena iš paraiškos rengėjų Goda Gedraitytė. Tai rengiant pačią paraišką, labai paraiškos rengėjų galvose ir lūpose dažnai skambėjo žodis, kad Europa yra čia. Kodėl ta Europa yra čia? Aš pirmiausia paprašyčiau tada papasakoti pono Rolando. Turbūt europietiškiausiojo visų laikų britų genijaus iš inercijos tebe vadinamo Šekspyru 400-ojo gimtadienio proga iškilūs anglų aktoriai visai neseniai buvo susirinkę Stratforde prie Eivono, dar sykį prisiminti ir priminti svarbiausią Hamleto ištarą. Garsiojo monologo metu iš salės pakilo gunktelėjęs kostiumuotas vyriškis ir nežymių rankos mostu sustabdė veiksmą. Tai buvo Velso princas, kurį suvaidinti, manau, būtų ne ką lengviau negu Elsinoro princą. Jis pasiūlė radikalią pirmos visiems jums žinomo monologo eilutės "To be or not to be, that is the question" traktuotę. Tam, kad visi nuščiuvę sustingtų, užteko naujos loginio kirčio vietos "To be or not to be, that is the question". Kiekvienas šedevras, net virtęs paveldu ar tarsi amžina klasika, savąjį aktualumą iškelia kaip klausimą. Jeigu mes sakytume Europa yra čia, tai kirčio vieta irgi nušviestų problematiką. Europa yra čia, taip, žemėlapiuose Klaipėda visada buvo Europoje, bet tikrovėje savoje tapatybę ir priklausomybę Europai nuolat tekdavo vis apsibrėžti iš naujo. Yra. Tai greičiau emocinis pirmojo postulato įtvirtinimas. Ir pagaliau įkandin Velso princo Čarlzo, Europa yra čia, tam, kad su visam nebereiktų ginčytis dėl pirmųjų dviejų teiginių. Tam, kad nedelsdami galėtume pereiti prie kito, jeigu Europa yra čia, vadinasi ir kultūra yra čia. Jeigu kultūrą suvoksime kaip būdingų kiekvienam laikotarpiui gyvų idėjų sistemą, tai Klaipėda, kaip joks kitas mūsų miestas, yra sutverta savąją gyvastį įrodyti dar ir dar kartą. Klaipėda, kaip joks kitas mūsų miestas, niekada nesibaidė ir nesibaido pradžios slenksčio, kurį peržengus atsiveria švariausia ir ekologiškiausia Lietuvos erdvė. O šiandien skelbdama miestui ir pasauliui
apie tos erdvės praplėtimą lygi Palangos oro ir Šventosios Menamo uostų ar Neringos kopų, ji valingai apsibrėžia ne tik įsileisti Europą savin, bet ir atsiverti, o tiksliau atverti save Europai. Drauge su grafais Tiškevičiais, Dvarionų dinastija, drauge su Tomu Manu ir Broniu Oškiniu, Eduardu Balsiu ir Vytautu Paukšte. Amžina jauna Klaipėda laukia ne senutės, o jaunutės Europos iššūkių tam, kad pagaliau su visam pabaigtų nevaisingus naujojo Amsterdamo ar antrojo Lietuvos miesto statuso svarstymus. Ne laisvas stilius, o svaigi europinės kultūros nelaisvė laukia mūsų 2022 bičiuliai. Būti laisvam nuo Europos šiandien reikštų paprasčiausiai nebūti. Štai klausimas koksai. Ir į šį klausimą Klaipėda, esu tikra, ras patį geriausią atsakymą. Dėkui Jums. Tai iš tiesų Rolandas iš dalies jau atsakė, kas mūsų laukia 22-aisiais, bet aš dar paprašysiu Nijolės dar labiau patikslinti, kokie iš tiesų mūsų pagrindiniai siekiai tiems 22 metams. Palaukit, Nijolė, jūs gausite šitą mikrofoną, bet nepraleisiu progos paimprovizuoti mikrofonas, kiek kartais pro mane vis kažką rasiu pridėti. Tai iš tikrųjų labai gerai man kolega ir Šarūnas pasufleravo. Iš tiesų, dabar aš jau žinau, kokia nelaisvė mūsų laukia 22 metais, saldi kultūros nelaisvė ir būti ar nebūti, matyt, klausimas pakankamai paprastas. Bet kalbant apie išsakytą mintį Rolando, Europa yra čia, kultūra yra čia, iš tiesų mes turim matyti suvokti ir vieną dar unikalią aplinkybė, kuri ne visada nuskamba. Esame ne vienintelis regionas Lietuvoje turintis jūrą, vandenį, ežerus, upes. Vienintelis regionas. Esame vienintelis regionas, kurį pasiekti, kaip ir visą Lietuvą galima, ir jūrą, ir vandeniu, ir visais kitais keliais. Todėl tiesiog esame pasmerkti saldžiai kultūros nelaisvei 2022 metais. Na, aš jau kaip ir pradėjau kalbėti, kad mano tikslas pereiti prie tokių labiau žemiškų dalykų ir pasakyti, kokiegi pagrindiniai siekiai ir tikslai Europos ir kultūros sostinės metais. Tai, ką jau ir minėjo prelegentai ne kartą, iš tiesų Europos kultūros sostinė tai pirmiausiai vakarų regioną vienijantis tikslas. Tai, kuris kviečia mus visus susitelkti, atsiverti, pažinti, dalyvauti ir tapti savo kiemo, miesto, regiono ir visos Europos gerovės kūrėjais. Todėl vienas iš pagrindinių programos siekių tai yra pakviesti bendruomenę, įsitraukti į kūrybinius procesus ir kūrybinėmis praktikomis sudaryti galimybę pajusti bendruomeniškumą, išgyventi aktyvę, kritiškai mąstančio ir vertinančio žmogaus poziciją, patirti žmogaus ir aplinkos sąveikos procesus, sudaryti galimybę pačiam pakeisti, įveiklinti viešasias erdves, bei pajusti transformacijos pokyčius, išgyventi kultūrų pažinimo džiaugsmą, praplėsti kultūros vartojimo ribas, tokiu būdu keistis ir būti aktyvia, dalyvaujančia, įvairialypę ir atsakingą bendruomenę. Kitas projekto siekis yra atsiverti pasauliui ir kviesti kūrybiškus žmonės atrasti šio krašto istorinį, kultūrinį bei gamtinį unikalumą, pajusti miesto, gamtos santykį, atrasti unikalias kūrybinės teritorijas ir išskirtinę galimybę šioje aplinkoje kurti ir ilsėtis. Tokiu būdu ši vieta, Klaipėdos regionas, vakarų Lietuvos regionas taptų susitikimo, bendravimo erdve kylantiems ir eksperimentuojantiems Europos menininkams. Pokyčiai bendruomenėje užtikrintų ilgalaikius procesus, kuriant kokybiškai naują europietišką kultūros platformą. Suaktyvintų kultūros dekoncentracijos procesus Lietuvoje bei sustiprintų vakarų Lietuvos
regiono kultūrinės pozicijas, užtikrindami tolygesnę Lietuvos kultūros raidą, prieinamumą bei padėtų įsitvirtinti kaip lygiaverčiam partneriui Baltijos regione ir Europoje. Tokiegi yra mūsų programos siekiai ir tikslai ir manau, kad įgyvendinę, laimėję pirmiausia, o po to įgyvendinę įvairialypę ir labai turtingą renginiais kultūros programą, šiuos tikslus tikrai mums pavyks pasiekti. Taip, man dabar. Tai iš tiesų norėtume perduoti žodį Ingai Urbonaitei, kuri pristatys paremtos mūsų paraiškos programos pagrindinę koncepciją. Taip, sveiki. Tai iš tikrųjų visiems šitiem dideliem tikslam pasiekti reikėjo sugalvoti kažkokį idėjinį pagrindą ir kad mums norisi būti Europoje, tai čia turbūt nereikia net kalbėti ir visi teigiami aspektai yra aiškus. Klausimas buvo mums kaip iššūkis iškeltas, o kuo mes gali būti įdomus Europai. Ir čia iš tikrųjų mes kaip pagrindą koncepcijos ėmėm unikalų jūrinį kraštovaizdį, kuris sieja mūsų visų 3 miestus. Ir šitas vėjų, vandens kraštas, charakteris, kuris atsispindi kiekviename gyventoje. Tai matosi, tai jaučiasi, mes esam šiek tiek kitokie, mes esam galbūt laisvesni, ramesni, mes labai gerbėm savo erdvę, mums patinka, kad mes turim daug erdvės ir dabar mes norim pakviesti europiečius ją taip pat patirti kitokiais galbūt būdais. Ir mes tiesiog prisiminėm, buvo labai įdomu iš naujo susižavėti mūsų kraštu, kai mes peržvelgiam visą istorinę praeitį, kuri liudija, kad mes visada buvom labai europinis miestas. Ir šitą mūsų miestą kūrė švedai, olandai, prancūzai. Ta prasme, mes pastoviai buvome lipdomi įvairių kultūrų ir čia yra iš tikrųjų labai tokia didelė įkrova visos Europos. Ir ką mes norim padaryti, tai iš naujo pakviesti europiečius, jaunuosius kūrėjus atvykti čia ir kurti ateities miestą, ateities Europos miestą. Ir galbūt jiems būtų įdomu patirti Klaipėdą kaip žaidimo aikštelę, kaip erdvę meniniams kūrybiniams eksperimentams kartu su mūsų vietiniais kūrėjais. Kaip simbolį, čia ne veltui mes sėdime šitame nuostabiame burlaivyje. Pagrindinę metaforą mes pasirinkom būtent burlaivį. Todėl, kad tai yra galima jį traktuoti kaip įrankį, kuris padeda skrosti mums jūrą, kažkokią beribį galimybių lauką, ar ne? Ir buriavimas tai yra visų pirma komandinis darbas, reikalingas labai didelis susitelkimas, labai aišku žinojimas savo tikslų ir krypties, kurią norima judėti. Dėl to čia viduje visos kūrybinės komandos labai pastoviai skambėjo šūkis Beidevin, kuris reiškia kylam į vėją, tai yra toksai proveržio siekis ir teisingo vėjo pasirinkimo tikslas. O jeigu vėjas tai yra naujų idėjų transformacijos, kažkoks informacijos rautas, tai mes tikimės būtent kažkokių šviežių, įdomių idėjų, kurios pakilėtų virš tos kasdienybės galbūt, leistų patirti ir atskleisti naujus požiūrio kampus, ypač šitam kontekste europiniam, kur susiduriam su daug migracijos problemų, iššūkių naujų, kaip priimti. Ir tai yra taip pat ir tolerancijos tam tikras simbolis, todėl kad norint dirbti kartu su stichijomis, kaip vanduo, vėjas, ar ne, mums reikalingas pagarba visų pirma gamtai, mums reikalingas teisingas sambūvis, mums reikia išmokti būti kartu. Tai dėl to šitas ir tvarumo aspektas, pagarba didelė gamtai lydi visas mūsų programos sluoksnius ir jie užkoduoti mūsų programuose. Tai minėjo šiek tiek Nijolė, yra kertinės kryptis, kurias mes norime koncentruotis, tai yra būtent kintantis identitetas. Tai kaip minėjau, šita dinamika, kurią mums
suponuoja visas šitas unikalus jūrinis kraštovaizdis. Taip pat mes turime erdvę kurti ir ilsėtis. Angliškai mes turime tokį labai šiuo metu populiarų ir populiarėjantį terminą kaip workation. Ir mes matome mūsų kraštą kaip tobulą vietą dirbti ir ilsėtis tuo pačiu metu. Dabar žmonės yra labai dinamiški ir ypač kūrybiniai žmonės. Ir mūsų kraštas turi labai gilias menininkų rezidencijų, tokio trumpalaikio atvykimo ir kūrybinio proceso tradicijas. Ir mes norim šitą pabrėžti ir plėtoti toliau. Taip pat mes turime krypti gyvybingą bendruomenę, tai kaip aš ir minėjau, tas gebėjimas dirbti kartu ir įtraukti bendruomenę, būti aktyviai, nepasyviai kultūros vartotojai, bet kartu ir kūrėjai. Ir mes tikrai koduojame, sakykime, būsimų projektų užduotise, kad būtų ieškoma to tokio intimaus kūrybinio netgi santykio kartais su bendruomenė, kad šitas denis laivo, kad jisai taptų kaip tokia savotiška metafora platformos, kurie visi tampa tam tikrais atlikėjais, ar ne? Taip pat mes turime ir ateities kultūros kryptį. Tai mums labai svarbu pradėti dirbti išvien, kuriant projektus iš skirtingų sferų žmonėmis. Tai ta prasme, kad dirbtų ir verslininkai, ir politikai, ir menininkai, ir akademinė bendruomenė kartu. Ir tai leistų praturtinti visą patirtį ir turėti kokybiškus produktus. Tai jeigu kažko nepaminėjau, tai Goda paminės dar. Tai man liko turbūt pati praktiškiausia dalis šitos spaudos konferencijos papasakoti, kas vis dėlto įvyko. Tai visą koncepciją, turinį ir regionų bendradarbiavimą jau prelegentai atskleidė. Situacija šiandien yra tokia, kad paraiška yra parengta, jinai antradienį bus priduota kultūros ministerijai ir po to įvyks svarstymai ir tikimės, kad mes tikrai praeisim į antrą etapą. Ir po antrojo etapo turėsime dar laiko šiek tiek visi kartu dirbti, paraišką patobulinti ir jau tik tada bus priimtas galutinis sprendimas, kas vis dėlto taps Lietuvoje Europos kultūros sostinė, nes kaip žinote, tikrai prelegentų ir konkurentų šiame konkurse yra. Labai trumpai pakomentuoti, kokia vis dėlto paraiška. Tai paraiška yra reglamentuota, joje yra esminiai klausimai, kuriuos turėjome atsakyti. Tai turėjome atskleisti mūsų ilgalaikį įnašą į ilgalaikę kultūrinę strategiją. Turėjome aprašyti, kaip buvo dirbama su bendruomenė, kokiais informavimo kanalais bus skleidžiama komunikacija ateityje. Turėjome aprašyti, kaip bus valdoma įstaiga, kuri administruoja šitą projektą, kaip bus valdoma derinant įvairių lygių interesus, koks yra paraiškos europinis aspektas, kiek Klaipėda ir regionas yra europietiški ir ką mes Europai galime pasiūlyti. Ir neabejotinai turėjome atskleisti visas galimybės įgyvendinti, tai yra per resursus, pasiekiamumo šito regiono, viešbučių kontekstą ir panašius dalykus. Ir svarbiausia, aišku, paraiškos dalis buvo kultūros ir meno turinys, tai vadinamoji programa, kurią labai gražiai čia konceptualiai atskleidė mano kolegos. Kaip ir minėjo Inga, iš tiesų programa yra suskirstyta į 4 pagrindinės kryptis. Tai kintantis identitetas skirtas istorijos projektų refleksijai šiuolaikinėje erdvėje, tai gyvybinga bendruomenė skirta mūsų pagrindiniam turbūt siekiui vis dėlto įveiklinti, pakviesti, kurti kartu visus Klaipėdoje regione gyvenančius žmonės. Tai erdvė kurti ir ilsėtis, kuri yra turbūt mūsų pagrindinis visos programos principas. Mes iš tiesų norime kviesti žmonės čia atrasti savo kūrybinę erdvę. Ir 4. kryptis yra ateities kultūra, pokalbiai apie tarpsektorinį ir tarpsritinį bendradarbiavimą, kultūrų dialogą ir panašius aspektus.
Visos kryptys yra dar suskirstytos į programas. Programos susideda iš kultūros projektų, iš socialinių akcijų, iš edukacinių programų, iš komunikacinių veiksmų. Ir svarbiausias krypties akcentas yra mūsų išskirtiniai projektai, kuriuos mes pavadiname kultūros švyturiais. Jų bus negausu per metus, bet tai bus mega projektai apimantis viso regiono kūrėjus, viso regiono bendruomenės, įtraukiantis įvairių amžių ir socialinių grupių žmonės. Iš tiesų paraiškoje labai daug dėjom akcento į bendrą įtraukti, kad tikrai visi atrastų savo galimybės būti kultūroje, tiek ir žmonės su negale, tiek vaikai, tiek senjorai, tiek nauji Europos gyventojai, su kuriais tikrai po 7 metų teks aktyviau bendrauti. Žodžiu, tikrai programa yra plataus spektro, visiems interesams orientuota. Vienas esminių vėlgi momentų, kurį akcentuojame, tai kad programa yra tęstinė. Tai nėra tik 22 metų projektas. Jeigu mums pavyks laimėti, tai yra projektas, kuriam jau reikės 5 metus ruoštis ir projektas, kuris nubrėž gaires mūsų gražaus regioninio bendradarbiavimo, kuris tęsis ir po 22 metų. Galiausiai turbūt svarbu paminėti yra ir tai, kad tam, kad mes taptumėm ir teiktumėm šitą paraišką, šiandien yra susiklostę tikrai nuostabus tiek finansiniai, tiek infrastruktūriniai, tiek bendruomeniniai resursai. Kaip žinote, Klaipėda yra pirmoji po nepriklausomybės savivaldybė, kuri paskelbė, kad per 4 metus padidins kultūrai finansavimą, taip kad mūsų miestas ir tikiuosi kartu su regioniniais partneriais jau tą kultūros prioritetą brėžia, nepaisydami įvairių konkursų. Mes esame su bendruomenė kitais metais jau laimėję Lietuvos kultūros sostinę, kas tikimės bus geras šuolis ir išbandymas pasirengiant Europos sostiniai. Palanga jau buvo Lietuvos kultūros sostinė. Mes turime visi regionai ir miestai tinkamą ir reikalingą infrastruktūrą realizuoti kultūrinius projektus ir per ateinančius metus visos savivaldybės yra nusimačiusios dar modernizuoti, pritaikyti išmaniosios kultūros poreikiams, renovuoti per 40 įvairių kultūros objektų ir viešųjų erdvių, kurios neabejotinai irgi bus panaudotos Europos kultūros sostinės reikmėms. Tai tikrai situacija yra palanki, finansiniai įsipareigojimai yra priimti. Turbūt žinot, kad ir Lietuvos Respublikos vyriausybės strateginis komitetas yra apsisprendęs dėl sumos, kuri būtų skirta vienam iš miestų, kuris laimėtų sostinės titulą. Ir mūsų savivaldybės yra priėmusios finansinių įsipareigojimų sprendimus. Taip, kad viskas pasiruošta, programai žalia šviesa uždegta ir telieka palinkėti gero vėjo. Ir o razinka kokia? Kokia nors iš projekto planuojama. Ne, aš paklausiu tada kitaip. Daug kam prisimena Europos kultūros sostinė Vilnius ir visi šneka apie vamzdį likusi po Europos kultūros sostinė. Tai kokia visgi razinka Klaipėdoje su dvipoliu likusiu? Razinka, jeigu vamzdis išlys Klaipėdoje ir bus razinka. Koncentracija. Vienas turbūt pagrindinių mūsų siekių tai yra kultūros dekoncentracijos procesas. Iš tiesų šiandieną Lietuvoje pastebimi, aiškiai kultūros procesai koncentruojasi Vilniuje visiškai objektyviai, dėl to, kad Vilnius yra sostinė. Ir tarsi vėlgi Lietuvą mes matome kaip laivą, kuris grimsta, nes vienas laivagalis yra perkrautas kultūra ir yra, žodžiu, o savo projektu mes siekiame, perskirstyti kultūros procesus, dekoncentruoti juos ir sutelkti, kiek įmanoma, labiau juos išskaidant į vakarų Lietuvos regioną, stiprinant vakarų Lietuvos regioną kultūriškai, o kokiamis priemonėmis jau mes visi išsakėme. Tai čia turbūt yra vienas iš tokių pagrindinių mūsų siekių. Netgi ir miesto, sakykime, jau įmant konkrečiai regioną, jau mūsų, tai pavyzdžiui, prioritetus, aišku, bus dėmesys yra ir kultūros kvartalai senamiestyje, ar ne, bet didelį mes dėmesį norim būtent telkti ir į tos mūsų miegamosius rajonus, mūsų
mūsų miestuose, kad jie įgautų kitą kokybę, kitą veidą, kad būtų kuriami bendruomenių tapatumo ženklai kartu su bendruomenė ir profesionaliais menininkais. Ir apskritai labai didelis dėmesys, manau, yra skirtas edukacijai plačiaja prasme, kad įvyktų lūžis, kokybinis lūžis. Tai yra pagrindas, mes norime meškerės, o ne žuvies, jeigu taip galim pasakyti. Todėl, kad tie metai praeis, o mums reikės gyventi toliau ir siekis yra perimti, įsisavinti kuo geresnę, kuo įvairesnę kultūrinę patirtį, kitų pagalba galbūt išvysti save kitų akimis ir tai bus labai gera tokia savianalizė turbūt ir tai padės iš tikrųjų tęsti tos projektus ir kartu, o šiaip jeigu kažką apie fizinius kažkokius, ar bus statomi monumentai ar ne, nu tai monumentams akcentų kol kas nėra. Didelis labai yra akcentas iš tikrųjų viešų erdvių tolygiai raidai, tvariems sprendimams, išmaniems sprendimams. Tikrai dabar technologijos leidžia ir manau bus labai daug minkštų sprendimų, kurie galbūt nekainuos labai milžiniškų pinigų, bet bus turtingi savo turiniu ir bus prieinami plačiai visuomeniai. Kadangi mes dabar esam tik pirmo etapo paraiškoj, kadangi esam pirmo etapo paraiškoj, tai iš tiesų projektai, kaip žinia, bus atrenkami konkurso būdu. Šiai dienai mes renkame iš visų prelegentų idėjas, yra idėjų bankas ir esam surinkę tikrai nemažai pasiūlymų ir labai intriguojančių projektų. Švyturiniai projektai, kaip sakiau, jau bus mega projektai, kuriuos esam išsikristalizavę. Tai kaip viena iš tokių įdomesnių galbūt projektų, kas koduoja ir mūsų workation idėja, ar ne, kad mes kviečiame čia atrasti atvykti kūrėjus ir kurti čia vietoje ir atrasti savo naujus namus. Mes kalbam apie naują gyventoją, mobilų gyventoją, nes šiai dienai mes gyvenam globaliam pasaulyje ir tikrai žmonės nebeprisiriša taip stipriai kaip ankstesniais laikais. Mes kalbam apie nuolat kintančią bendruomenę, kurie atvyksta, išvyksta, palieka savo kūrybos pėdsakus. Tai tokiu tikslu tikrai esame suplanavę projektą apie rezidencijas, pavadinimu Jūros rezidencijos, kurių esmė yra tiek visam regione plėtoti rezidencinės erdves, į kurias sukviesti menininkus ir bendruomenę kartu kurti, tiek sudaryti jiems infrastruktūrinės įvairias galimybės ir galbūt tam tikrus finansinius modelius, kad jie tikrai galėtų čia įsitvirtinti ir palikti savo kūrybinį pėdsaką, bet kartu tai ir mobilios rezidencijos, kurios galėtų vykti laivuose, kuomet plaukiant įgulai, su jais plauktų ir kūrėjas, ir viso plaukimo metu dar sukurtų meno kūrinius, kuriuos nuvežtų į Europą. Žodžiu, tokių įvairiausių idėjų turime, tai dabar visų neatskleisime, bet tikrai orientuojamės į judesį, į kaitą, į pokyčius, į naujus iššūkius, į kūrėjų ir bendruomenės trasą. Kokiem, kultūriniam meniniam žanram atiduodat prerogatyvą projektuose? Visiems, aš manau, kad visiems yra balansas tarp šiuolaikinio meno ir klasikinio meno, yra balansas tarp vizualiosios dailės ir scenos menų. Neabejotinai nemažai dėmesio yra skiriama skaitmeniniams projektams, išmaniosiams technologijoms, nes neabejotinai po 7 metų tai bus vienas iš iššūkių, kaip mums gyventi virtualioje erdvėje, kaip balansuoti tarp dabartinių tradicinių įpročių lankytis kultūroje ir ją vartoti virtualiu būdu. Tai tikrai ieškome balanso ir visiems ir žanrams, ir eksperimentams vietos atsiras programai. Kas yra konkurentai šitam tripoliui? Kitaip tariant, kas dar gal žinot? Tikrai teikia Kaunas, o kitos savivaldybės yra apsiskelbusios, kad teiks, bet nežinome, ar galutinai pateiks. Tai kiek buvo spaudoj, Plungė buvo išsakius norą, Druskininkai, Jonava, Radviliškis ir Panevėžys. Kauną aš jau paminėjau kaip tikrai tikrą spręs tarptautinė komisija, yra paraiškos vertinamas pagal naujas taisyklės, sprendžia tarptautinė komisija ir naujų taisyklių argumentas, kad miesto dydis nesvarbu. Taip kad
Konkurentai visi. Maksimalus vertinimo terminas yra 6 mėnesiai, bet priklauso, aišku, kiek bus paraiškų. Jeigu mažiau paraiškų, tai matyt greičiau ir apsisprendimas ateis. Dar keletą žodžių, gal iš tiesų mes turbūt visos savivaldybės jau esame ruošiamės ir esame pasiruošę šitam projektui, nes visai nesenai Klaipėdos savivaldybė rekonstravo dramos teatrą, Palanga pasistatė modernę koncertų salę. Iki 22 metų Klaipėdos savivaldybė taip pat turės modernę muzikinį teatrą. Na, Neringa yra aplamai unikumas kampelis. Ir aš manau, kad Vilniuje įvykęs, kada buvo Europos sostinė, kultūros sostinė, jau yra Vilniuje. Dabar reikėtų atiduoti duoklę vakarų Lietuvai, vakarų regionui, turtingam regionui, ypač turtingam savo kultūrą, savo menininkai, savo žinomais žmonėmis, kurie yra kilę ir iš Klaipėdos, ir iš Neringos, ir iš Palangos, ir iš viso regiono. Ir visiškai paskutinis žodis, tikrai neieškom krypčių arba kelių pavėjui, drąsiai sutelkę jėgas, kylam į vėją, pasitinkam iššūkius ir nebejoju juos suvaldysim.